Sveiki, aš esu Augustė Žilinskaitė iš 4 A klasės Ozo gimnazijos mokyklos. Šiandien norėčiau pristatyti projektą, kuris bus apie sporto psichologiją. Tai šitoje temoje, šitame projekte susipažinsime su kas yra sporto psichologija, psichologijos šakos, su kuo dirba sporto psichologai, psichologijos atstovai, kam reikalinga sporto psichologija, taip pat Noros Mork patirtis ir mano asmeninė patirtis. Taigi šiandien pakalbėsime apie sporto psichologiją, susipažinsime iš arčiau, kas tai, kokia to įtaka sportininkams. Kas yra sporto psichologija? Sporto psichologija yra psichologijos šaka, kuri tyria, kaip psichologiniai veiksniai veikia sportininkų pasirodymus ir kaip dalyvavimas sporto veikloje veikia psichologinį ir fizinę sveikatą. Jie apima įvairius aspektus, tokius kaip motyvacija, streso ir nerimo valdymas, dėmesio kontrolė, komandos dinamika, psichologinis atsparumas. Sporto psichologai dirba su sportininkais, treneriais ir komandomis, siekdami pagerinti jų psichologinį pasirengimą ir padėti jiems pasiekti geriausius rezultatus. Jie naudoja įvairius metodus, tokius kaip vizualizacijos, atsipalaidavimo technikos, tikslų nustatymas ir psichologinių įgūdžių treniravimas. Sporto psichologijos šakos. Sporto psichologijos šakos yra taikomoji psichologija, teorinė psichologija, klinikinė sporto psichologija. Taikomoji sporto psichologija orientuota į praktinį psichologinį metodų taikymą sportininkų treniruotėse ir varžybose. Jie apima įvairius metodus ir technikas, kurios padeda sportininkams gerinti savo pasirodymus ir psichologinę gerovę. Štai keletas pagrindinių taikomosios psichologijos aspektų ir pavyzdžių. Psichologinių įgūdžių treniravimas. Tai apima įvairių psichologinių technikų mokymą, kurios padeda sportininkams gerinti savo pasirodymus. Pavyzdžiui, vizualizacija yra technika, kai sportininkai įsivaizduoja save atliekant tam tikrą veiksmą, pavyzdžiui, metant kamuolį į krepšį. Tai padeda jiems pasiruošti varžyboms ir sumažinti nerimą. Atsipalaidavimo technika tokios kaip progresyvus raumenų atsipalaidavimas ir kvėpavimo pratimai padeda sportininkams sumažinti stresą ir įtampą. Pavyzdžiui, bėgikai gali naudoti kvėpavimo pratimus prieš varžybas, kad sumažintų prieš varžybinį nerimą ir pagerintų savo koncentraciją. Tikslų nustatymas. Tikslų nustatymas yra svarbi taikomosios psichologijos dalis. Sportininkai mokosi nustatyti SMART tikslus, specifinius, išmatuojamus, pasiekiamus, realistiškus ir laiko apibrėžtus, kurie padeda jiems siekti geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, plaukikas gali nustatyti tikslą pagerinti savo laiką 100 metrų distancijoje per 3 mėnesius. Dėmesio kontrolė. Dėmesio kontrolė apima technikas, kurios padeda sportininkams sukelti dėmesį ir išlaikyti koncentraciją. Pavyzdžiui, tenisininkai gali naudoti dėmesio perjungimo techniką, kad greitai persijungtų nuo vieno smūgio prie kito, išlaikytų aukštą koncentracijos lygį per visą mačą. Komandos dinamika. Taikomoji psichologija taip pat apima darbą su komandomis, siekiant pagerinti jų bendradarbiavimą ir komunikaciją. Pavyzdžiui, futbolo komandos gali dalyvauti komandos formavimo seminaruose, kurie padeda gerinti tarpusavio santykius ir komandos dvasią. Teorinė psichologija. Psichologija nagrinėja psichologinius principus ir teorijas, kurios taikomos sporte. Motyvacija. Motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių lemiančių sportininkų pasiekimus. Teorinė sporto psichologija tyria kaip vidinė asmeninis tobulėjimas ir išorinė apdovanojimai. Motyvacija veikia sportininkų elgesį. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad sportininkai, kurie yra labiau motyvuoti vidiniais veiksniais, dažniau pasiekia geresnių rezultatų ir išlieka sporte ilgiau. Dėmesio kontrolė. Dėmesio kontrolė yra gebėjimas sutelkti dėmesį į svarbiausius aspektus ir ignoruoti trukdžius. Teorinė sporto psichologija nagrinėja, kaip sportininkai gali išlaikyti dėmesį per varžybas. Pavyzdžiui, golfo žaidėjai
naudoja dėmesio kontrolės technikas, kad sutelktų dėmesį į smūgį ir ignoruotų aplinkos trukdžius. Emocijų reguliavimas. Emocijų reguliavimas yra gebėjimas valdyti savo emocijas, kad jos netrukdytų pasirodymui. Teorinė sporto psichologija tyria, kaip sportininkai gali valdyti stresą ir nerimą. Pavyzdžiui, bėgikai naudoja kvėpavimo technikas ir vizualizacijas, kad sumažintų prieš varžybinį nerimą. Psichologinis atsparumas. Psichologinė atsparumą yra gebėjimas atgauti po nesėkmingų ir išlaikyti teigiamą požiūrį. Teorinė sporto psichologija nagrinėja, kaip sportininkai gali ugdyti šį gebėjimą. Pavyzdžiui, krepšininkai, kurie sugeba greitai atsigauti po pralaimėjimo, dažniau pasiekia sėkmę ilgalaikėje perspektyvoje. Komandos dinamika. Komandos dinamika apima tarpusavio santykius ir bendravimą komandoje. Teorinė sporto psichologija tyria, kaip komandos nariai gali efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Pavyzdžiui, futbolo komandos, kurios turi gerą komandos dinamiką, dažniausiai pasiekia gerų rezultatų. Klinikinė sporto psichologija susijusi su sportininkų psichinių problemų diagnozavimu ir gydymu. Ji apima įvairius metodus ir technikas, kurios padeda sportininkams įveikti psichologinius sunkumus, kurie gali turėti įtakos jų pasirodymams. Psichologinių sutrikimų diagnozavimas ir gydymas. Klinikiniai sporto psichologai dirba su sportininkais, kurie patiria psichologinius sutrikimus, tokius kaip nerimas, depresija ar valgymo sutrikimai. Streso valdymas. Sportininkai dažnai patiria didelį stresą dėl varžybų spaudimo ir aukštų lūkesčių. Klinikiniai sporto psichologai naudoja įvairias technikas, tokias kaip atsipalaidavimo pratimai ir mindful dėmesingumo praktikos, kad galėtų sportininkams valdyti stresą. Traumų psichologinis gydymas. Sportininkai, kurie patiria traumas, dažnai susiduria su psichologiniais sunkumais, tokiais kaip baimė grįžti į sportą ar sumažėjęs pasitikėjimas savimi. Klinikiniai sporto psichologai padeda sportininkams įveikti šios sunkumus, naudodami metodus tokius kaip vizualizacija ir pozityvus mąstymas. Pavyzdžiui, krepšininkas, kuris patyrė kelio traumą, gali dirbti su psichologu, kad atgautų pasitikėjimą savo gebėjimais ir pasiruoštų grįžti į aikštelę. Psichologinis pasirengimas varžyboms. Klinikiniai sporto psichologai padeda sportininkams pasiruošti varžyboms psichologiškai, naudodami įvairias technikas, tokias kaip tikslų nustatymas, vizualizacija ir dėmesio kontrolė. Pavyzdžiui, plaukikas gali naudoti vizualizacijos techniką, kad įsivaizduotų savo sėkmę plaukiant per varžybas, tai padidindamas savo pasitikėjimą, sumažindamas nerimą. Komandos dinamika ir konfliktų sprendimas. Klinikiniai sporto psichologai taip pat dirba su komandomis, siekdami pagerinti jų bendradarbiavimą ir spręsti konfliktus. Pavyzdžiui, futbolo komanda gali dalyvauti grupinėse terapijos sesijose, kuriuose nagrinėjami tarpusavio santykiai ir bendradarbiavimo problemos, siekiant pagerinti komandos dinamiką ir pasiekti geresnių rezultatų. Sporto psichologijos atstovai dirba su įvairiais klientais, siekdami pagerinti jų psichologinį pasirengimą ir sportinius pasiekimus. Individualūs sportininkai. Sporto psichologai dažnai dirba su pavieniais sportininkais, padėdami jiems valdyti stresą, nerimą, motyvaciją ir dėmesio kontrolę. Treneriai bendradarbiauja su sporto psichologais, kad integruotų psichologinius aspektus į treniruočių planus. Sporto organizacijos ir mokyklos. Sporto psichologai gali dirbti sporto mokyklose, kolegijose ir kitose sporto organizacijose, teikdami psichologinę paramą sportininkams ir treneriams. Sportininkų tėvai. Sporto psichologai taip pat dirba su jaunųjų sportininkų tėvais, padėdami jiems suprasti, kaip jie gali palaikyti savo vaikus sportinėje veikloje. Komandos. Sporto psichologai dirba su komandomis, siekdami pagerinti komandos dinamiką, bendravimą ir bendradarbiavimą. Sporto psichologija yra svarbi tiek profesionaliems sportininkams, tiek mėgėjams, nes ji padeda gerinti sportinius pasiekimus ir psichologinę gerovę. Sporto psichologija yra esminė dalis sportininkų pasirengimo ir pasirodymų gerinimo procese. Ji padeda ne tik pasiekti geresnių rezultatų, bet ir užtikrinti sportininkų psichologinę gerovę. Nora Mork patirtis. Per savo karjerą patyrė daugybę traumų, kurios ją dažnai priversdavo ilgam
laikui pasitraukti iš aikštelės. Ji patyrė net 9 kelio operacijas, įskaitant kelis kryžminių raiščių plyšimus ir menisko problemas. Šios traumos ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai paveikė ją, sukeldamas depresiją. Nepaisant visų sunkumų, Nora Mork visada sugebėdavo grįžti į aikštelę ir vėl žaisti aukščiausiame lygyje. Ji dažnai pabrėžė, kad meilė rankiniui ir stipri valia padeda jai įveikti šios iššūkius. Lankėsi pas psichologus, kad galėtų susidoroti su emociniais iššūkiais, kuriuos sukėlė jos traumas ir kiti sunkumai. Po daugybės kelio operacijų ir depresijos epizodų ji prisipažino, kad psichologinė pagalba buvo labai svarbi jos atsigavimui. Taip pat mano asmeninė patirtis, asmeniškai mano nuomonė yra tokia, jog sporto psichologai yra labai svarbus. Ne kiekvienas sportininkas, treneris ar tėvelis sugeba susitvarkyti su krūviu, stresu ar kitais dalykais susijusiais su sportu. Tiems žmonėms, kurie dirba šį darbą, turėtume būti dėkingi, kad galime tik dar profesionaliau siekti aukštumų. Apibendrinant, sporto psichologija tai psichologijos šaka, kuri tyrinėja sportininkų elgesį, emocijas, mąstymą bei jų poveikį sportininkams, pasirodymui ir bendrai gerovai. Ji padeda sportininkams, treneriams ir komandoms įveikti psichologinius iššūkius, stiprinti motyvaciją, mažinti stresą bei siekti geresnių rezultatų. Sporto psichologija yra svarbi tiek profesionaliems sportininkams, siekiant rezultatų, tiek mėgėjams, norintiems mėgauti sportą ir išlaikyti motyvaciją. Ačiū už dėmesį.